Na ką, netrukus grįšime po vandens pertraukėlės į žaidimą. 66-60. Vilniaus Ryto komanda kontroliuoja antrą rungtynių pusę kol kas ir sužaidus pusę trečio kėlinuko pirmauja 6 taškais. Pauliau, kokį įspūdį tau kol kas palieka abi komandos? Smagios rungtynės, žiūrovo akiai tikrai, manau, labai viskas patinka. Komandos abi labai nesistengia gynyboje, bėga į priekį tiek viena, tiek kita ekipa. Įdomu stebėti šias rungtynės, tai Nevėžis iš tikrųjų tą intrigą išlaiko, ko galbūt ir nebuvo galima tikėtis. Įsimės Kėdainių komanda kamuolį iš užribio ir galės pradėti savo pozicinę ataką. Matome, kad Vilniaus Ryto krepšininkai spaudžia ir arti klaidos žaidžia dabar Nevėžis. Per plauką išvengia 8 sekundžių zonos, galiausiai viskas pasibaigė klaida. Vis dėlto aktyvi gynyba davė vaisių, Ąžuolas Tubelis visiškai laisvas, 3 taškai. Ir didina Vilniečiai savo pranašumą jau iki 9 taškų. Nojus Bukauskas šių rungtynių, galim sakyti, bent Nevėžio OptiBet komandos MVP, 17 taškų, 4 rezultatyvūs perdavimai ir žaidžia savo geriausias karjeros rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje. Na, tikrai smagu, kad bent jau tokiose rungtynėse iš tikrųjų tokie žaidėjai kaip Nojus Bukauskas gali pasirodyti. Tai tikrai reiškia, kad vis dėlto tie žaidėjai nėra kažkokie tai suolo šildytojai. Galbūt ir tokių šansų dar nebuvo sulaukęs. Tai smagu matyti Nojų tokiam geram ritme. Čia pataiko 2 taškus Masiulis iš baudų metimo linijos. Paprastu tokiu flauteriuku. Nojus Bukauskas jį dvigubina net netikėtai. Agresyviai Gytis Radzevičius atrodo pribėgo. Vis dėlto be pražangos nepavyko apsiginti. Daug trūko. Matėme tokių epizodų rungtynėse tikrai ne vieną ir ne du, kad daryti pavyko taip išspausti žaidėjus, Kėdainių, Nevėžio OptiBet ir perimti kamuolį. Na, kol kas labai rezultatyvios šios rungtynės ir labai greitai vykstančios, taip galime paminėti, o labiausiai išsiskiriantis faktas šiose rungtynėse tai yra tolimi metimai. Čia prasiveržimas Igno Vaitkaus 2 taškai, 10 jo taškas mažina atsilikimą iki 7. Normantas kitoje aikštės pusėje tuo pačiu neatsako. Taip, ir vėl panaši situacija kaip ir buvo pirmajame, antrajame kėlinyje. Normantas greitoje atakoje meta tritaškį. Pataikymas nėra idealus, bet šansą duoda, kodėlgi nemetus. O Ąžuolas Tubelis po netaikaus metimo prasižengė. Normantas šiandien yra pataikęs 2 tolimus metimus iš 5 po paskutinio mesto netikslaus. 40% tikslumas tikrai nėra blogas rodiklis. Aikštelė pasirodė ir Greivsas. Manau, kad šios rungtynės irgi turėtų būti tos, kuris po truputį vėl įeitų į ritmą. Buvo išvykęs iš Lietuvos trumpam žaidėjas, tai prieš atkrintamasis tikrai reikės ir Greivso gero žaidimo. Čia 2+1 Mačijauskas. Na štai taip. Jaunas šis žaidėjas demonstruoja savo talentą ir raumenis. Čia neturėjo šansų Flegas prieš jį labai daug apsiginti. Puikus epizodas. Mačiausko Seivinas Flegas atrodo anksčiau norėjo prasižengti, nespėjo. Mačiauskas greit sureagavo situaciją, puikus sprendimas, 2 taškai. Ir, intriga vis dar čia prie mūsų šalia. Tai tikrai smagu stebėti, kaip Nevėžis nepasiduoda, kad ir paskutinės rungtynės. Intrigos čia dar gali būti labai daug, dar laiko tikrai pakankamai šiose rungtynėse, dar 13 bent minučių lieka iki finalinės rungtynių sirenos, o 4 taškai tarp komandų šiuolaikinėme krepšinyje gali būti panaikinami vos per vieną ataką. Čia Cartwrightas iš toli nepataiko. Tai Gytis Masiulis atkovoja kamuolį puolime, Parkeris Cartwrightas, 5 tritaškį tikrai nedaug trūko, kad būtų įmetęs. Visą ataką stovėjo kampe, Greivsas vis neduodavo kamuolio, bet pasitaikius progui atidavė tą perdavimą, Masiulis atsikovojo kamuolį puolime. Jacksonas Cartwrightas šiandieną žaidžia vienas geresnių šio sezono rungtynių nuo to laiko, kai prisijungė prie Vilniaus Ryto komandos. 19 taškų ir 23 naudingumo balai. Čia nuo baudų metimo linijos Masiulis nepasinaudoja progą įsirašyti lengvą taškelį. Kalbant apie Jacksoną Cartwrightą, 5 jau tritaškius iš 6 yra įmetęs, tai buvo šiek tiek nusimušęs tas jo taikiklis sezono eigoje.
Na, bet dabar matome po lygos, atrodo viskas gerai ir atkrintamasis pajėgumu. Na, nežinau, atspėsi ar ne kas, bet geriausias žaidėjas pagal reitingą imant puolimą Nevėžio komandai yra būtent Mačijauskas. Na, irgi talentingas žaidėjas, įdomu bus stebėti ir Milaknio be abejo veiksmai šią vasarą. Mačijauskas bus išlaikytas kitam sezonui ar ne. Tikrai vertas pasitikėjimo. Ir Greivso tritaškis po Kartraito perdavimo tritaškių lietus šiose rungtynėse. Ir Greivso tai vos 5. taškas. Šiose rungtynėse turi dar 3 atkovotus ir 3 rezultatyvius perdavimus. Girardas paprašė Mačijausko užtvaros ir čia pick and rollas labai gražiai įsivystantis į 2 taškus. Puikus, nieko sudėtingo, atrodytų krepšinio abėcėlė 2-2, labai paprasta ataka ir svarbiausia taškai į Nevėžio sąskaitoje. Masiulis netaiklus metimas, Flegas ima kamuolį puolime, išprovokuoja pražangas tos prie baudų metimo linijos. Ir Mačijauskas pripažįsta šią pražangą. Na, kalbant, Girardas prieš tai atliko perdavimą, šiose rungtynėse tas jo taikiklis nėra toks geras kaip visam sezone, bet kalbant apie Girardą, jisai pretenduoja sezoną pabaigti tame vadinamajame 50-40-90 klube. Jo dvitaškių pataikymas yra 51%, tritaškių 41, baudų 92. Tai šios rungtynės galbūt nenumuš visko, kad iš to klubo išstotų Girardas. Žinai, kokį man krepšininką labai gerai žinoma ir, sakykime, pažįstama man primena. Nežinau, kaip tu pažįsti, aš galvoju apie J.C. Carrollą, bet ar tu jį pažįsti? Ne, aš turėjau omeny tave. Ai, malonu. Taip, senais laikais tikrai panašiai aikštelėje atrodžiau. Gaila, agentai nestebėdavo mano rungtynių kolegijoje. Na, nieko tokio, dar yra laiko tau grįžti, manau, ant parketo, galbūt dar sublizgėti. O dabar Nevėžio komanda, likus minutį 40 sekundžių trečiajame kėlinyje dar turi šansą galbūt net ir persverti rezultatą, bet bent tikrai nesumažins atsilikimą šioje atakoje, žingsnį užfiksuoti Girardui. Na, vis dėlto klaidų nepasakytume, kad labai daug, būtent tokių kaip žingsnių, daug prarastų kamuolių, bet žingsnių daug šiandien nematėme. Tai Girardas, aišku, nesutiko su tuo epizodu, bet jisai matė geriau. Kienas veržiasi, Greivsas veržiasi taip pat po krepšių, Inachui perdavimas, sumaištis baudos aikštelėje ir vis dėlto Flegas išmeta metimą laisvą, sakykime, bet metimas labai netaiklus. Taip, ir nukeliavo į tribūnas, tiesiog mestas netikslus Flego metimas, kuriam nebuvo lemta įkristi bent šioje atakoje, o Nevėžiui tai yra pliusas, nes jie, galim sakyti, iš tos prieš tai padarytos klaidos nei laimėjo, nei pralaimėjo nieko. Bukauskas veržiasi ir provokuoja pražangą Inachui, labai atsainiai atrodo Inachus pasitiko Bukauską, išprovokuoja pražangas tos prie baudų metimo linijos. Na, tikrai šį vakarą karjeros rungtynes žaidžiantis žaidėjas puikiai atrodo aikštelėje. Na, Bukauskas, kiek man tekę matyti, Bukauskas šiame sezone regionų krepšinio lygoje buvo nesustabdomas ir buvo vienas iš rezultatyviausių lygos žaidėjų, virš 23 taškų rinko, o matome tą įspūdingą dominavimą regionų krepšinio lygoje šiandieną perkelė į BCF LKL ir tikrai gražu matyti jauną žaidėją perspektyvų taip dominuojantį aikštelėje. Aras Petraitis, atsiprašau, tai nutrauksiu, noriu paminėti taip pat regionų krepšinio lygoje tapo tik taikliausių tritaškių metikų, kas, manau, irgi įspūdinga ir beje, tai Aro Petraičio, jei dabar nesuklysiu, tai yra pirmosios minutės, taip, šiandieną. Na, kadangi OptiBet, Nevėžio OptiBet ekipa atrodo prisirinkusi snaiperių, tai tik duok jiem mesti. O apie Bukauską kalbant, galbūt ir sunku sezono eigoje buvo įsitvirtinti, kadangi Emitas Sebo yra pagrindinis atakų organizatorius, puikus sezonas sužaidęs, tai tų progų tiek daug ir negavo, tai tikrai smagu, kad bent jau šiandieną jam pavyksta pasirodyti pražanga puolime. Taip, akivaizdi, Masiulis tiesiog nukautavo, galim sakyti, Bukauską. Aišku, ne taip stipriai, čia galime pamatyti ir pakartojimą to epizodo. Taip. Užtvara buvo judanti, neišlaukė Vytis Masiulis. Kantrybė šioje vietoje tikrai pritrūko. Antroji Masiulio pražanga ir šansas Nevėžiui sumažinti atsilikimą. Naujas Bukauskas.
Palikėnas kaip gražiai atsitveria po krepšiu. Mačijauską, Bukauskas vėl 1 prieš 1.